Vėlyvas vakaras, o aš ruošiu paspirtukus rytojaus pasivažinėjimui. Todėl noriu, kad būtų labai švarus. Sakiau, išsiblizginsiu pilnai. Aišku, čia vienam turbūt kartui. Bet vis šis tas, šį kartą su putom, ne su vandeniu. Tai visai gerai pavyko tai padaryti. Šiaip daugiausiai, sakiau, važinėsiu su VC9. Noriu užsitestuoti pilnai atstumus. Važinėti planuoju mišriu atstumu. Galėsit įsivertinti su mažiausios talpos batarkė, kiek jau užtenka. O pakaba, kaip esu visą laiką minėjęs filmukuose, jo yra labai minkšta. Priekyje ir gale esančių minkštų amortizatorių. Ir nusausinu paprasčiausiai. Tačiau viską nušveisiu absoliučiai, netgi rankinas. Žiūrėsim, kas gausis iš to. Man atrodo, gavosi tobulai buvo paspirtukai, ryt prieš šviesą bus aiškiau. Dabar einu dar įsivalysiu į tlau, nes juos irgi imu. Su paspirtukais, o kai be droniuko, tai imsiu visus Mini 3 serijos dronus. Dronai ir filmavimo įranga sudėta pilnai. Paspirtukai taip pat ir atrodo, jog ir dienos metu jie atrodo labai tikrai švarus. Lekiam. Važiuoju su VC9, ištestuosiu jo nuvažiuojamą maksimalų atstumą ir noriu dar kur nors ant jūros kranto kilstelt visus šitus droniukus. Paaiškinsiu, kada kurį rinktis. Bet tai yra turbūt populiariausias ir geriausias rinkoje esantis dronas. O važiuosiu su VC9, kadangi nusimato tikrai labai nelygus kelias. Lekiam. Šitaip labai rekomenduoju nedaryti, bet aš neturiu pasirinkimo. Pamiršau tašytę pasimti. Tačiau viską tvarkingai susidėjęs. Dabar reiks labai atsargiai važiuoti. Gerai, pradedu kelionę su VC9 ir 13 ampervalandžių paspirtuku. Važiuosiu visą laiką mišriu režimu. Šių metų modelį tikrai yra pakeitimai. Vairas toksai stabilesnis, netoks palaidas, kaip anksčiau būdavo. Dabar yra atstumas spidometrą 221. Tai vat nuo šito momento galim pasižiūrėti, kiek pavyks nuvažiuoti kilometrų iš viso. O dabar važiuoju kažkur link Latvijos. Važiuosiu kupriniai daug dronų, noriu kilstelti ir nusifilmuoti juos. Vaizdas turėtų geras būti. Na, VC-tą daugiau gal per daug negirsiu. Žinot, kas per dalykas, gali pasiskaityti atsiliepimus, ypač užsienį. Matysit, kad tai yra turbūt, o tikrai numeris 1. Patinka, kad labai dažnai neleidžia naujų modelių, o tiesiog patobulina kaip ir įtvau paspirtukus kasmet, sprendžia senas bėdas. Tai yra fainai. Kas iš to, kad bus nauji modeliai, kitaip atrodantis, bet nieks juose neįspręsta bus. Praeitą kartą važiavom ant šitos tuktuko. Visai prikolas, bet ant posūkio atrodo, kad išvirsi. Ką jaučiu reikėtų šitiem paspirtukam padaryti, gavus iš karto, bet jaučiu mes patys padarysim. Atlenkti priekinį purvasaugį į viršų. Jokio viršelio tada nebūtų, nes dabar akivaizdžiai priekinis kartais liečiasi į padangą, sukelia nemalonų garsą. Nu ką, tiek žmonių turbūt paskutinį savaitgalį, nes paskutinis vasaros savaitgalis šis. Ir šiaip kviečiu pasižiūrėti į svetainę, kas per kainą šitų paspirtukų. Tai turbūt liksit maloniai nustebę. Su šitą kainą išeina premium klasės paspirtukas, tai yra VC-tas. O už tiek galite nupirkti geriausiu atveju kiniškus klonus, pigius kiniškus klonus. O šiaip tai jau, ištobulinom servisą, greitai viską galim atlikti, pilnai detalių turime. Nuvažiavau porą kilometrų, tai faktas, kad dar rytoj reikės jį normaliai pavaikyti, kol iškrausiu. Bus įdomu pačiam pamatyti, koks tas atstumas. Tai turėkite omeny, kad jeigu rinksitės didesnės talpos batarkę, nes čia yra 13, galima 16 ir 17,5, tai bet kokiu atveju nuvažiuosi toliau. Šitą dalyką reiktų kilstelti viršų. Manau, kad aš nelabai ką padarysiu nepašildęs. Bet matau, kaip šičia jau baltuoja plasmasė, tai nulaušiu paprasčiausiai. Būtų žiauriai gerai. Nieko susitvarkysiu kitam kartui.
Jo, vienintelė vieta, iš kur sklinda garsas, tai yra priekinis purvasūkis. Viskas. Aišku, čia dabar Akumui tai bus iššūkis. Nuo to tikrai nuvažiuojamas atstumas bendras smarkiai kentės. Aš galvoju, gal net čia kur nors. Ten matau toli kopą. Visi didžiai mini serijos dronai vienu metu kilstelėti ore, valdosi labai lengvai. Rekomenduoju naujokam, nes juos užtenka užregistruoti tik A sistemą ir jokie egzaminai nėra reikalingi. Mini antras SE prašomų pinigų yra tikrai vertas, turi gražiai filmuojančią kamerą, ilgą skrydžio laiką, nuotolį, grįžta automatiškai namo. Tačiau jeigu reikia filmuoti ne 2.7K, o 4K, turėti ilgesnį skrydžio laiką ir nuotolį, bei galimybę pasirinkti valdymo pultą su LCD ekranu arba paprastu, rekomenduoju Mini 3. Tuo tarpu šitas valdymo pultas prie šito droniuko neprisijungs. Norintiems, kad, pavyzdžiui, bėgat paplūdimy, dronas sektų, apskristų, išlaikytų arba matytų kliūtis, rekomenduoju rinktis kiečiausią Mini serijos droną, tai Mini 3. Baterijų turiu nemažai, oras yra tobulas, einu praskrisiu. Gerai, čia jau visai netoli už to tilto Latvija. Čia kažkur Šventoji, Palanga net nesimato. Kada nors dar rudenį atvarysiu vėlyvą, kai dar bus pliusinė temperatūra ir lėksiu su Vesetu 10. Čia belekas. Čia jeigu ne akmenis, o prispaustas smėlis, tai labai gerai važiuotų. Su vienu varikliu irgi važiuotų, kur atvažiavau dabar, bet su 10 vis tiek smagiau per tokį. Arba jeigu po audros būna šičia smėlis suspaustas gerai, tai tada važiuoja visur, neklimsti. Šiandien bus nuvažiuota 9 km. Nu ką, dabar su įtlau paspirtuku lėkiu iki Palangos, baigė sutemti. Būčiau važiavęs su Vesetu, bet man gali reikėti šitą pasinešioti nemažai. Šiaip fainas šitas paspirtukas toks stabilus iš tikrųjų. Su viena ranka drąsiai neįstempęs galiu važiuoti. Nuvažiavau 5 km, rodo 90% batarkės ir galiu pasakyti, kad ant šitų naujų paspirtukų batarkės likutį rodo dar tiksliau. Greičiau procentai krenta, bet vėliau ilgiau laikosi. Pavyzdžiui, pas senesnius modelius būdavo atvirkščiai. Rodo labai ilgai 100%, o po to labai staigiai pradeda kristi. 10 km nuvažiuota ir vis dar 90% batarkės. 13 km, 90% batarkės. Nu gerai, dar tiesiai. Pasukti kairę reikės. Nu ką, nuvažiuota 23 kilai, liko 7% batarkės ir galim dabar, manau, paspausti, nes tikrai davažiuosim iki vietos. Ir dar liks batarkės nemažai. Žodžiu, su GTS tikrai galim su Samsungo 10,5 ampervalandžių batarkėm 8 V nuvažiuoti maksimaliai toli. Taip pat jeigu to reikia. Greičio, jo, lėčiau biškutį važiuoja negu sportas, bet mano supratimu pilnai pakanka. Daugiau negu kad reikia. Tačiau fainai yra tas kruizas, kad tiesiog užsifiksavo ir važiuoja. Bet šiaip keiščiausias, nemaloniausias jausmas, kai atsisuki į galą. Priekį šviečia viskas jėga, bet iš galo absoliučiai tamsu ir toks nejaukumo jausmas atsiranda. O kaip gerai apšviečia. Ir fainai tai, kad dar va galios. 50% batarkės likutis, bet galios dar yra labai daug. Faktiškai nejaučiu, tai buvo 100% ir dabar. Gal ta prasme, bet reiktų labai lygant.
Kita diena, nuvažiuoti 32 km, liko 5 procentų batarkės, dar sakiau, damušiu šitą į tau batarkę ir imsiu Visetą 9, nes ten batarkės liko labai daug dar. Pusrituku atlikiau, kamputį numečiu paspirtuką ir po to lėksiu į centrą. Baigiu kavą išgerti, biškį atsigaunu, jėgų atgaunu, jėgas atgaunu. Nu ką, pagulėjau šiek tiek, atsigavau nuo kavos ir galima bus judėti toliau. 5 km nuvažiuotas atstumas ir liko 50 procentų batarkės. Tęsiu važiavimą su VS9 paspirtuku. Dabar jei gerai prisimenu, bus nuvažiuoti iš viso 11 km, batarkės dar labai daug liko. Bet pasivažinėsiu po Šventosios miestelį ir stengsiuosi važiuoti ten, kur dar nebuvau. Aišku, dabar gausis, kad važiuojant pirmos pavaros ir labai tauposi batarkė, bet vėliau aš paspausiu normaliai. Čia net sunku patikėti, kad dar vis šventoji randuosi. Bus gilynų visokiausi. Taip maniau, kad šiais metais kas nors atsiras tikrai labai smarkiai konkurencingo. Tai tikrai pasakyčiau, kad ne. Taip, pardavėjai kiti ten giria savo kitus daiktus ir panašiai, natūralu, normalu. Bet taip, kad norėčiau kažką turėti savo asortimente, tai tikrai ne. Ir panašu, kad kitais metais vis dar bus Visetas ant lyderių platformos, bet gal ir gerai. Jeigu tiek metų pavyksta jam išlaikyti aukštumas, tai vadinasi, kitom kompanijom yra kur tobulėti. Noriu kuo greičiau išvažiuoti batarkę, nes reikia jau judėti Kaunan, bet kaip nekrenta, 12 km nuvažiuota. Jungiu 3 pavarą, daugiau greičio galios. Magomėlis. O Šventosios turgelis atsiradęs. Čia kadaise vaikystėje teko gyventi, pamenu. Nieko, žiūriu, pastatas visiškai nepasikeitė. Ir čia teko gyventi. Ir čia vaikystėje fotkintis ant šito akmenų ar akmens. Kas per formos, ne? Ar galima čia pralėkti jaučiu? Nuvažiuota 15 km, batarkės daug. Yra labai gražių namukų, bet yra ir nuo vaikystės dar asmenamų labai daug. Čia irgi panašu ruošia statybom. Karto gilu. Šventosios upė geras. Čia būtų fainas plaukti su vandens dviratuku. Bet čia gabaliukas gaunasi. Pasiėmus valandą nuomai turbūt neišeitų. Gerai, lekiam toliau. Panašu ir šį čia dar Šventosios upė, iš kitos pusės atvažiavau. Eik tu sau, man tai primena džiunglės. Teršalų matosi. Varau palei Šventosios upę. Viskas, toliau bandau nevažiuoti, kitą kartą galbūt atlėksiu su 10, labiau tinkamesnis per džiunglės važiuoti. O yra ir tokių fainų vietų. Čia visai netoli Bežionų tiltas kažkur turėtų būti. O, judam, oho. 22 km nuvažiuoti ir spaudžiu jau dugnais dabar. Tau geras kelias. Mišku, tai yra fraudo miško. 24 km pravažiuoti ir dar batarkės liko nemažai. Čia šita sala, kur važinėjau su 10-tuku, dabar visa užlieta. Geras, turėčiau 10-tuką, tai nežinau, ką daryčiau.
lygiai 30 km nuvažiuota ir dar liko 48,5 voltų įtampos. Taigi jau parduotuviai po visų pasivažinėjimų galim dabar pasižiūrėti, kiek liko kiekvieno paspirtuko baterijos, nes taip ir nepavyko man išvažinėti lygi galo. 47%, tai galim daryti prielaidą, kad pradėsiu važiuoti procentai kažkiek kristi, 40% liko. Dar visas smėlėtas paspirtukas, reikės išsivalyti tvarkingai. O čia liko 48 voltai. Taigi pas Vesetą 9 kem 8 voltai, tai yra 35% batarkės likutis, o pas GT kem 7 buvo, tai 50% batarkės. Labai neblogai liko. Na ir kaip pasivažinėjimą minėjau, šičia yra 52 voltai 13 ampervalandžių. Mažiausia talpa, galima rinktis iš 3 talpų, bet netgi ir 13 ampervalandžių paspirtuko batarkės užtenka nemažam atstumui įveikti. Nu, sekančiam video filmukė jau pamatysit šitą fainuolį, važiuojantį greičiausiai per pajūrio paplūdimį. Ačiū už dėmesį.